namas ar butas? Ką rinktis? Nu tai gerai, kaip tau atrodo? Kokia tavo nuomonė? Iš tikro labai dažnas klausimas. Gaunu tokių klausimų, kad Silvija, kas geriau, namas ar butas? Tai yra sunkus klausimas, kadangi kiekvienam yra skirtingai. Kas nori arčiau gamtos, nori, nežinau, rūpintis aplinką, nori erdvės, tai renkasi namą. Jeigu jiems svarbiau lokacija, kažkas ten, nežinau, savo, turi tokią nuomonę, tai jie renkasi butą. Tai visada sakau, rinkitės pagal save. Aišku, įvardinu pliusus, minusus. Tai va, taip visada patariu. Kokia tavo nuomonė? Iš tikrųjų irgi galiu pasakyti, kad priklauso nuo daugelis faktorių, taip pat ir nuo kainos, nes vis tiek dažniausiai namas, vis tiek jisai kainuoja brangiau, ypatingai jeigu jūs norite tą namą pasistatyti patys. Todėl šitoje vietoje labai reikia labai gerai vertinti jūsų galimybės. Tai yra kiek jūs turite laiko tam procesui, kiek jūs turite pinigų, motyvacijos, kas be ko, nes be jos tikrai nieko neįvyktų. Tada kitas dalykas, ar jūs turite, pavyzdžiui, jau nusimatė kažkokį tai gal projektą ar kažkokius, kaip pavyzdys, nežinau, meistrus, kurie užsiema statybos darbais, o gerai dar prieš statybas reikia ir padaryti ir projektą, tai pasikreipti architektus ir sutvarkyti visus dokumentus. Iš tikrųjų labai dažnai žmonės nesupranta, ant kiek tai yra sunkus procesas. Taip. Todėl šitoje vietoje aš galiu pasakyti, kad jeigu žmogus visą gyvenimą gyvena bute, tai galbūt jam ir neverta kraustytis į namą, jeigu jam yra gerai ir komfortiška. Bet jeigu tarkim, jam norisi daugiau tos erdvės, jisai turi visas finansinės galimybės, tai aš sakyčiau, kad tada verta taip pabandyti tą namą. Tik tada reikia nuspręsti, ar tu nori pirkti, ar tu nori statytis. Taip. Čia tai pagrindinis klausimas. Ar statytis, ar pirkti? Nes reikia kantrybės, daug kantrybės. Taip, sutinku. Tikrai taip.